šios darbus mes visais metų laikais darom. Apart, -15, -20, kada jau iš langos vos netrukinėja. Realiai tu gali daryti, tai nevyksta jokie šlapi darbai, šlapi procesai, sausa vata, viskas automobilyje, tiesiai iš aparato, tiesiai į oro tarpą. Jokio sąlyčio su oru, net lietus praktiškai neįtakoja. Tiesiog tu turi dirbti, žinai, sausai kaip žmogus, kad nešlapės dirbtum, bet ir nesušaltum. O šiaip tai technologiškai galima dirbti ten +20 ir -10 drąsiai. Jeigu tu palauktum ir momento, čia labai puikiai girdisi, kaip ta vata keliauja ir paskui toksai būna kaip jau kamštis, tai vadinasi prisipildė ir jisai tada mygtuku išjungia. Tu tas distancinis, kurį tu bai pametęs perdangui. Jisai būtų kainavęs maždaug filmavimo kainą šią. Prieš 15 metų šiltinosi fasadą, dar tuo metu ar ten 15 ar 10 cm, ir nejaučia to normaliai efektyvumo, nes kaip ir apšildytas, bet realiai tas oro tarpas jis nėra sandarus ir ta šiluma praėjus pro vidinės plytas, jinai tiesiog ištraukiama kamino principu. Tai patarimas toks, kad prieš darant fasadą reikia užsišildyti oro tarpą, nes tu realiai palieki šaltą tarpą, apšiltini išorę, bet naudos tau realiai neduoda tos tokios, kurios tu nori. Ar tu 20 cm iššiltinės, paliksit tuščią oro tarpą, kad ir tų 5 cm, tau šilumą ją ištrauks. Ir tu negausi to norimo efektyvumo. Tai prieš šiltinant fasadą reikia būtinai užpildyti oro tarpą. Šiltinimo medžiaga. Mūsų technologija tinka ventiliuojamams fasadams, o putplastį klijuoja jau kiti specialistai, kurie į tą specializuojasi grynai rankinį darbą. Pas mus visi technologiniai dalykai, kad kuo labiau supaprastinti, spręsti problemą, kur sunku prieiti, mechanizuotas šiltinimas pagrindė. Konstrukcijose, kuriuose sudėtinga sudėti vatą.